Ar įmanoma būti vienodai darbingiems ir ryte, ir vakare? Ilgamžiškumo entuziastė Gintarė Krikščiūnienė sako taip. Aktyviai gyvenanti moteris per dieną nudirba kalną darbų ir vakare jokio nuovargio. Gintarė gerai žino, kaip nepristigti energijos dienos bėgyje ir pristabdyti senėjimo procesus. Senėjimas iš tikrųjų yra neišvengiamas procesas, ar ne, bet kaip tas tempas vyksta, tai priklauso nuo mūsų pasirinkimo, ar ne? Ir šiais laikais labai daug kalbama apie angliavandenių perteklių mityboje. Kiek tame tiesos, kiek tai mus sendina? Kada mes kalbame apie medžiagas, kurias mes gauname su maistu, tai gliukozę aš priskiriu būtent labai dažnai mūsų organizmą aplankančią molekulę, ne, apie kurią yra ir gerų, ir blogų, sakykime, nuomonių ir atsiliepimų, bet be gliukozės gyventi mes negalim. Žmogus be gliukozės neišgyventų. Visada žmogaus organizme, tai yra kraujyje konkrečiai, turi būti nuo 4 iki 6 milimolių litre gliukozės. Kaip ir viskas, aš vaistininko atstovas visą laiką sakau, yra ir nuodas, ir vaistas. Viskas priklauso nuo dozės ir vartojimo dažnumo. Tai vadinasi, gyvybiškai svarbios medžiagos mums kartais gali iš tiesų kelti ir pakankamai didelį pavojų. Tai būtent kalbant apie per didelę gliukozės koncentraciją kraujyje, mes kalbam apie lėtinį uždegimą, mes kalbame apie kraujagyslių sutrikimus, elastingumo praradimą, kalbame apie oksidacinį stresą, kalbame apie imuniteto nusilpimą, kalbame apie savo nuotaiką, savijautą ir daug kitų dalykų. Pasak ilgamžiškumo entuziastės, gliukozės kiekį kraujyje svarbu kontroliuoti kiekvienam. Tinkamas gliukozės kiekis leidžia mums būti vienodai efektyviais dienos pradžioj ir dienos pabaigoj. Iš tiesų, kartais, kai kalbi su žmonėms, sako, čia yra svajonė, kad tu galėtum vienodai darbą dirbti, vienodai energijos turėti 6 ryto ir 6 vakaro. Tikrai nelabai net realu atrodo. Tai iš tikrųjų viskas priklauso nuo mūsų gliukozės kiekio. Ir jeigu kalbėti jau apie patirtį, jeigu kalbėti apie tai, kokius atvejus aš pati esu turėjus savo aplinkoje, tai turiu vaiką autistą, kuris yra kaip lakmuso popierėlis. Koks gliukozės kiekis yra jo kraujyje. Jeigu gliukozės bus daugiau, tuoj turėsite hiperaktyvumą, tuoj turėsim pykčio priepuolius, tuoj turėsim nekontroliuojamas emocijas. Tai mes, neurotipiniai žmonės, iš esmės lygiai taip pat reaguojame į gliukozės kiekį, gal tiesiog mes galime labiau save kontroliuoti, galime labiau valdyti savo emocijas. Tai tai yra labai puikus pavyzdys. Ir jeigu teisingos mitybos principais vadovautis, galima suvaldyti labai daug dalykų. Tai nereikia kažkokių tai didelių ir kardinalių gyvenimo perversmų. Pakanka teisingos mitybos tvarkos, pakanka teisingo judėjimo ir fizinio aktyvumo kiekio per dieną. Na ir iš esmės, be abejo, labai svarbu stresas, miegas ir panašus dalykai. Tai jeigu pažiūrėti į konkrečius pavyzdžius ir konkrečius atvejus, tai pakanka per dieną judėti 30-45 minutės. Tai neturi būtinai būti sportas salėje, tai gali būti lengva kinezioterapija, gali būti lengvas pasivaikščiojimas. Jeigu kalbėti apie maistą, tai iš tiesų yra labai svarbu maisto molekulės, kurios patenka į mūsų organizmą. Tai yra moksliniais tyrimais įrodyta, kad jeigu pirmiausia valgai skaidulas, pirmiausia valgai daržoves, tokiu būdu mūsų žarnynas sukuria tam tikrą barjerą visom kitom molekulėm pasisavinti ne per greitai. Antru numeriu turėtume valgyti baltymus, tai mėsa, žuvis, tuomet jau trečioje eilėje galima rinktis gliukozę. Tai yra ryžiai, bulvės, duonos, grūdų patiekalai. Tai viską reikėtų atskirai valgyti? Tikrai labai svarbus momentas, kad mes iš tiesų maistą kaip vaikai turėtumėme valgyti atskirai, nes tas ir lemia sėkmę. Kada mes visas molekulės sumaišom, tada mūsų ir pasisavinimas yra chaotiškas ir netvarkingas. Daržovės, skaidulos, baltymai, tai yra tie pagrindiniai produktai, kurių reikia mūsų organizmui, o jau angliavandeniai priklauso nuo to, kaip iš tiesų žmogus priima sprendimą, kiek yra valios, kokie yra tikslai ir panašūs dalykai. Gliukozės revoliucija. Ką iš medicininės pusės jį reiškia ir kaip siejasi su ilgamžiškumu?
Iš tiesų, ilgą laiką gliukozė, cukrus buvo tiesiogiai siejami su kardiologiniam ligom, diabetu, įvairiom neurologiniam, endokrinologiniam ligom, bet pastaruoju metu iš tiesų vis daugiau mokslinių tyrimų atskleidžia tai, kad gliukozės revoliucija tai yra gliukozės nuoseklus lygio palaikymas. Ir iš tiesų yra daug būdų tiek mitybos įvairūs režimai, tiek judėjimas, tiek susikoncentravimas ir susikontroliavimas gyvenimo ritmo, miego, poilsio iš tiesų duoda galimybę išlaikyti tą tolygų gliukozės lygį, kas iš esmės neduoda uždegimų, oksidacinio streso, kas yra šių dienų tylų žudikai. Vadinasi, mes iš esmės kontroliuodami gliukozės kiekį kraujyje ne tik tai užtikrinam šiandien savo geresnę savijautą, bet ir tai yra didelė investicija į ateitį. O kas dažniausiai sukelia tos gliukozės šuolius? Gliukozės šuolius sukelia pats maistas, kuris turi pakankamai daug angliavandenių ir kuomet gliukozės molekulės žarnyne yra laisvos ir laisvai gali patekti į kraujotaką. Gliukozės šuolius sukelia per mažas judėjimas, nes moksliniais tyrimais yra įrodyta, kad jeigu žmogus po maisto, netgi kuriame yra angliavandenių, bent 10-15 minučių pasivaikšto, iš karto gliukozės koncentracija kraujyje yra nuosaikesnė. Ir iš tiesų labai svarbu, kad, kaip aš ir minėjau, stresas mums yra gyvybiškai svarbus tada, kada mums reikia sprukti iš tos situacijos, taip. Ne visą laiką mes iš tiesų norim sprukti iš kamščio, ne visą laiką norim sprukti iš parduotuvės, kurio yra didelė eilė, bet tas stresas mums irgi sukelia iš tiesų gliukozės kiekį. Tai tam tikrais momentais mes tų dalykų valdyti negalim, dėl to yra ir papildomos pagalbinės įvairios priemonės, kurios iš tiesų gali padėti suvaldyti gliukozės šuolius. O kokie simptomai išduoda, kad organizmas iš tikrųjų jau nebesusidoroja su per dideliu gliukozės kiekiu? Tai yra noras miegoti pavalgius. Tai yra labai dažnas ieškojimas užkandžių, nes gliukozės šuolis išprovokuoja alkį ir potraukį vėlgi tam pačiam angliavandenių paieškai. Lygiai taip pat, jeigu žmogus iš tiesų jaučia energijos antplūdžius ir labai greitą energijos nukritimą. Žmogus gali ilgą laiką nieko net nejausti, o biocheminiai procesai jo organizme jau vyksta. Pašnekovė teigia, norėdami kontroliuoti gliukozės šuolius, apie tai galvoti turėtume dienos bėgyje. Ilgamžiškumo entuziastė atskleidžia keletą savo kasdienės gyvensenos paslapčių. Prieš keletą metų gaudavau labai dažnai tokį komentarą. Reikia tave atiduoti tyrimams. Kodėl tu atsikeli 5 ryto ir kodėl tu 11 val. Vakaro gali iš tiesų dirbti lygiai taip pat efektyviai, kaip atsikėlus ryte. Tai aš vis laiką sakydavau, atkreipkite dėmesį. Susirinkimuose aš niekada nepaimsiu saldainio. Kreipkite dėmesį, kuriuo metu aš geriu kavą ir kokią. Ar jinai yra su pienu, ar jinai be pieno, ar yra espreso puodelis. Tai labai įdomu, ką jūs renkatės pusryčiams, kokią kavą geriate ir kaip vakarieniaujat. Tai kalbant apie kavą, tai vis laikas espresas, dėl to, kad organizmui yra greičiau įsisavinti, nereikia apdoroti tokio didelio kiekio netyro skysčio, nes iš tiesų vandenį gerti yra vis tik tai geriausia, Kalbant apie pusryčius, tai pusryčiai gali būti kiaušinis, gali būti kiaušinis su daržovėmis, troškintomis daržovėmis. Beje, troškintas daržovės organizmas irgi geriau priima, lengviau suvirškina. Svarbiausia, kaip aš sakau, išbraukti iš meniu sausus pusryčius, kurie yra iš tiesų su dideliu kiekiu cukraus, geriau jau rinktis avižinę košę su linų sėmenim ir visą laiką nepamiršti tą labai seną mitą, kad dažnai galvodom, kad jeigu aš jau darau nuodėmę, tai ne iki galo, tai pavyzdžiui, valgau duoną, bet be sviesto. Tai vis tik tai gliukozės revoliucija ir sako, duona su sviestu yra gerokai saugiau, kalbant apie gliukozės šuolius, vadinasi tiek ir energetiniam stoviui, tiek ir tam pačiam, sakykime, riebalų kaupimuose mūsų organizme, nes grynas ir nuogas angliavandenis yra pats didžiausias priešas mums. Labai geri patarimai. Ačiū Jums už pokalbį. O mūsų laidos draugai turi Jums dovanų. Prašom. Vau, kaip faina.
Jeigu mes kalbame apie gliukozės kiekio kontrolę, tai yra iš tiesų vaistažolių, yra veiklių biologiškai aktyvių medžiagų, kurios padeda.